fighting, and I'm the geezer. I'll command your ass, I'll slap you with my visa. I don't care about all this wellness shit. I'm the nightmare to your progressiveness. Business, out cold. Welcome to the country where everybody's old. In the end, no sex between couples in bed. Slice of what? Slice of Latin on the beach. Skies just take off. Watch the cold light at night. Carry wheat bar, horse and car. Two-siders, everybody wants a knife. Links on their riders. Like mist, no leadership. Everyone's just pissed or gone or out for blood and bombs. Blood and bombs. Oh, God, the People's Republic. No, 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 no. Fever, fever, fly on. Čia prasideda Dubysa, o aš kviečiu prisijungti nedideliam nuotykiui su motociklu. Už manęs teka Dubysa, o aš trumpai pristatysiu, ką mes šiandieną veiksime, koks planas. Žodžiu, prieš porą metų man buvo kilus mintis pasivažinėti Dubysos slėniu, pradedant Kurtuvėnais, baigiant Seredžių, kur jinai įteka į Nemuną. Viso maršrutas yra maždaug 130 km. Planavau aš jį pravažiuoti su savo senąja gerąja Honda Fast. Tiesa, jos jau nebėra, bet aš apie tai viską papasakosiu truputėlį vėliau. Taigi, važiuoju su kitu motociklu, irgi su Honda, apie kurį irgi papasakosiu truputėlį vėliau, kaip viskas susiklostė. Dabar esmė yra tokia, kad mes esame Kurtuvėnų girioj, kuri yra tiesiog nuostabi gamta. Ir planas yra važiuoti kaip įmanoma arčiau upės. Bus keletas turbūt upės kirtimų, tiltais ar brastom, pasižiūrėsim. Bet planas yra nuvažiuoti iki pat galo. Šiandien turbūt jau nebespėsiu, bet rytoj galbūt pavyks. Važiuojam. Taigi, ką čia turim? Pasižiūrėkime, ką turim. 5:30. Labai geras laikas, 23 laipsniai šilumos, fantastika, galų gale atėjo vasara, taip ilgai neėjo, eikit savo, bet fantastika, labai geras oras. Tai dabar, kaip ir minėjau, važiuoju aš šalimais Dubysos upės, dabar šiuo metu kairių krantų važiuoju. Dabar planas yra toksai, iš tikrųjų, nuvažiuoti iki Betygalą stovyklavietės, tenai apsistoti šiam vakarui, bet dar reikia tam nuvažiuoti 53 kilometrus. Ulala! Ojojoj! Gerai, taigi, apžiūrėjau. Atrodo, jeigu važiuočiau išorinių radiusų, pavyktų pravažiuoti, tai per Kražantės upelį. Bandom. Gerai, gera pradžia. Čia gal giliau biški. O! Toliau! Jeee! Šiek tiek bijau, neneiksiu. Nesinorėjo sušlapti kojų prieš naktį, bet rodos viskas gavosi.
Puiku, čia aišku ne Dubysos upė, nes Dubysos upė gerokai gilesnė už šitoje vietoje, bet vis tiek fainai. Dar truputį pavažiavus netoli Lyduvėnų upės apsuptyje, motokroso trasoje mačiau, kaip važinėjęs jaunimas per tramplynus šokinėja. Na, o įvažiavęs į pačius Lyduvėnus sustojau prie bendruomenės namų atsigerti savo vakarinio kapučino makijato ir likus 14 km gražių vaizdingų maršrutų pasiekiau Betygalą ir nusileidęs į upės slėnį, atvažiavęs į stovyklavietę, pasistačiau palapinę, užsikūriau laužą. Dabar norėčiau pakviesti jūs kartu pasėdėti prie laužo, nes noriu jums papasakoti istoriją apie tai, kaip pavogė mano Honda motociklą. Pasidarykite karšto šokolado, pralaužkite šaltos arbatos ir klausykite. O buvo taip, 2024 metais vasario mėnesį, kol važinėjau su Suzuki po Ispanijos tetus, ilgapirščiai Vilniuje išlaužė garažo duris, pateko į vidų ir pavogė motociklą beigi keletą kitų techninių dalykų iš garažo. Čia praktiškai iš protokolo skaitau. Iškvietus policiją buvo viskas užfiksuota, supildyta. Iš tikrųjų reikia pripažinti, kad buvo geras servisas. Tas man patiko. Toje akimirkoje tai buvo labai profesionalus požiūris į tą vagystę. Bet 2 mėnesių sekoje buvo nutrauktas tyrimas dėl to, kad nepavyksta išsiaiškinti, kas yra vagis. Taigi aš jau beveik buvau nuleidas rankas, bet po 2 dar mėnesių kartu su Donatu darėme kelio knygų renginį. Ir to renginio metu aš fotografavau dalyvius ir sustojau degalinėje pakalbinti juos. Išlipu ir akies krašteliu pamačiau mėlynas, atrodytų niekuom neypatingas, bet mėlynas rankenėlės vairą. Ir aš iškart supratau, kad ten yra mano Honda. Tai realiai radau tą Hondą degalinėje Jurbarke. Ta prasme, ne Vilniuje, ne kažkur, o Jurbarke. Iš karto apsisukau, iškviečiau policiją ir dabar galvoju, ar laukti policijos, ar eiti konfrontuoti. Jeigu lauksiu policijos, gali būti, kad jie išvažiuos, nes ten hebrytė tiesiog ant pievutės atsistoja, geria kavą, išgers kavą, važiuos. O aš su mašina, tai jeigu jie važiuos keliu, okei, bet greičiausiai ne keliu. Tai sakau, reikia eit. Nu ir nueinu, mano motociklas buvo arčiausiai manęs, tai aš prie jo ir atsistojau ir užkalbinau Hebrą, sakau, tai kaip sekasi važinėt, mėgaujatės, kažkas labai toks small talkas buvo. Į ką jie man praktiškai nieko neatsakė, kažką lyg tai sumurmėjo, ar ten, taip, kažkas tokio. Ir aš tada paklausiu, iš kur šitas gražus motociklas? Čia jūsų, sakau, nes, sakau, čia realiai yra mano motociklas. Ir aš pasižiūriu jį ir žiūriu, kad yra spinelėje raktelis. Ir aš tą raktelį šmurkšt tik tai ištraukiau, įsidėjau į kišenę. Viskas, man ramu, dabar policija atvažiuos, kada jie ten atvažiuos, bet jie atvažiuos ir mes tada jau aiškinsimės. Nepatiko jiems šitas veiksmas, jie ten iš karto lik ir norėjo, ką tu čia vagimi vadini ir panašiai, bet kadangi buvo dar tie dalyviai, kuriuos aš ėjau kalbinti, tai tokia buvo kaip ir subalansuotos tos kompanijos ir neįsikarščiavo, žodžiu. Tai ta hebrytė su visais tais neregistruotais motociklais išgėrė savo kavą, sėda ir išvažiavo, taip net nenulipo nuo pievos ir tiesiai laukais. Tas vienas vaikinas, aš nežinau, ar jis nenorėjo važiuoti su jais, ar jis vis dėlto tikėjo, kad tai jam priklausant transporto priemonė. Nežinau, kaip ten buvo, bet jis liko, atvažiavo policija, iškoliojo jį, kaip jis čia atsirado be valstybinių numerių, be žibintų, be nieko. Bet čia aišku smulkmena. Ok, policija sako, tai viskas, pasimk savo tą motociklą, sako, ir važiuok, nes mes iškviesime evakuatorių, tai sako, tau kainuos papildomai. Sako, tai, ta prasme, man pasirodė keista, nes atrodo, aš ateinu pas žmogų, pasiemu raktelį ir sakau, kad čia yra mano motociklas. Tai sakau, jūs neturite patikrinti kažko. Susiskambino Hebra su Vilnium,
Taip, turim patikrinti. Sėdam į busiuką, sėdam, surašėm viską. Tai vat, kai buvo Vilniuje, kur viską papasakoji ir tau be pasakojant viską supildo, išlenda popieriaus lapas ir tu pasirašai, tai Jurbarke ne visai taip. Reikėjo lėtai, užtikrintai, valandžikę pasėdėjom, surašė viską, pasirašėm. Nu, tenai šiek tiek mane erzino, bet nu ką darysi. Pasiėmė jie tą motociklą, išsivežė į Tauragę. Ir tenai laikė, darė tyrimą, man reikėjo siųsti nuotraukas, video medžiagą, įrodant kažkaip, kad tenai yra mano. Bet laimiai aš turėjau užfiksavęs variklio numerį, kuris nebuvo nutrintas ir pagal tai, man atrodo, pagal tai įvertino, kad tai yra mano motociklas ir jį gražino man, bet prokuroro sprendimu gražino man, bet tam, kad visos šalis galėtų pareikšti nepasitenkinimą sprendimu, tai dar buvo dar 2 mėnesiai laukimo. Per tą laiką pasibaigė techninė apžiūra motociklo. Ir čia, man atrodo, buvo vienas toks kritinių momentų, nes kai jie man jį gražino, aš nuvažiavau į Tauragę pasiimtis, ten visas buvo, nu, ten jie realiai aikšteliai belia kaip ten laiko, nu, bet nesmė. Aš jį pasiėmiau, parsivežiau, sudėjau ten posūkius, ten viską, nes aš paskambinau į regitrą, regitras sako, be problemų, galima užregistruoti, nes jisai buvo išregistruotas, nes buvo vagystės atvejais, tai jį išregistruoja automatiškai. Sako, užregistruosim, be problemų, reikia techninės apžiūros, nes pasibaigus. Nu, aš ten sudėjau viską, galvoju, pabandysiu nuvažiuoti. Nuvažiuoju aš į Tuvlitą, jis sako, tai kad čia nėra vino, nes buvo nutrintas. Nu, sakau, jo, bet va, sakau, yra prokuroro, yra policijos tyrėjų, nuspręsta, kad tai yra mano motociklas, tai yra tas pats motociklas, kuris buvo anksčiau, ar ne? Ir kad jį galima priregistruoti atlikus techninę apžiūrą, bet tas žmogus sako, bet iš kur aš žinau, kad čia yra tas motociklas būtent? Nes tu man sako, gali belė kokią dabar atvežti, kaip tą motociklą. Nu jo, suprantu, galvoju, tai ką man daryti? Tai sako, kreipkis į regitrą. Aš toks, jau man tas trikampis, nelaimės trikampis braižosi galvoj. Trikampis dėl to, kad regitras sako į Tuvlitą, Tuvlita sako į regitrą, arba sako, tai tu į šitą, į atstovus, į Honda, į Nippon Auto kreipkis. Regitra nenori be Tuvlitos, Tuvlita nenori be vino. Ekspertizė, iš viso, jie kaip šunys aplojo mane, kad aš čia kreipiuosi dėl vino atkūrimo. Nesąmonė, sako. Žodžiu, kreipiausi į 3. šalį, į kitą įmonę, kuri atlieka ekspertizę, ne Tuvlitą. Jie sakė taip. Sako, gauk lipduką, kuriame atsispindi vinas, nes daugiau niekur nėra ant rėmo, tik tai iškaltas ant rėmo ir lipdukas šalia. Gauk tą lipduką, sako, aš tau padarysiu rėmo numerį. Nu, okei, skambinu į šitą, rašau į Nippon Auto, sako, ne, nieko negalim padėti, nesąmonė, mes tau iškalt negalim, nieko tau negalim atsiųsti. Praeina dar šiek tiek laiko, susirandu aš žmogų, kuris man padėjo, aišku, kad per pažintis padėjo man susisiekti su aukštesniuoju rangu Nippon Auto. Ko pasekoje pavyko iš tikrųjų įmanoma atsiųsti tą lipduką. Dar šiek tiek pasiderino Hebra Hondai ir susiderinę atsakė man, kad taip, lipduką galima atsiųsti ir jo kaina yra 800 eurų. Nu, aš buvau šoke, bet po to aš supratau, kad iš tikrųjų tokia kaina ir turėjo būti, kai tu nori, kad žmogus nepirktų kažko tai iš tavęs. Nu, kai lipduko kaina 800, tai man nekyla ranka pirkti lipduko, tokiam motociklui, kur čia yra 1/4 motociklo kainos. Ypač, kai nėra garantijos, kad tas lipdukas užklijuotas. Tiks po to ekspertizijai. Sakys, o čia kažkaip ne taip, ar dar kas nors, ir tada gausis, kad dar, nu, žodžiu. Supratęs, kad čia viskas yra va tam trikampį besisuka, aš nusprendžiau nebe kankinti to motociklo ir laimiai atsitiko taip, kad atsirado žmogus, kuriam nereikėjo, kad jisai būtų registruojamas. Jis teoriškai yra registruojamas, bet praktiškai labai sunku. Nežinau, reikia būti arba atkakliu tenai su jais visais kovot, arba žinot kažkokį tai kelią, kuriuo eiti, kad viskas pavyktų. Žodžiu, man nepavyko, gaila, aš šiaip norėjau, kad pavyktų, bet nepavyko. Pardaviau tam žmogui ir už tuos
gautus pinigus, dasidėjęs dar šiek tiek, nusipirkau kitą Hondą, irgi CRF, apie kurį papasakosiu truputėlį vėliau, tai yra rytoj, kai išauš, bet galiu pasakyti tik tiek, kad motociklas man labai patinka šitas. Tai va, o daugiau, nežinau, gal pavyzdžiui jūs kažką žinot, gal buvot susidūrę su tokia, bet pamokanti istorija yra tame, kad jau geriau iš tavęs nepavogtų daikto, nes po to net jį ir sugrąžinus, tu vis tiek lieki be to daikto, nes tu nieko su juo nebegali daryti. Tai, šiaip apgailėtina. Aišku, tu ten esu girdėjęs net, kad nusipirk rėmą kitą. Susikeis rėmais ir viskas. Bet, nėra taip paprasta rėmą nusipirkti vienas dalykas. Aš nemažai ieškojau ir laukiau, kol kas nors įkels rėmą pardavimui. O visi kiti būdai, netinka, tai gavosi taip, kad paprasčiausiai yra tiesiog parduoti ir neturėti tos problemos. Tai va, viskas, tada tokia va ta istorija, ačiū, kad buvote kartu, susitinkam rytoj ryte. Iki. Dabar jau yra kita diena ir aš sveikinuosi su jumis iš Betygalos stovyklavietės, baigiu susitvarkyti daiktus, atsigeriu savo rytinę afogato iš aparato ir galime tęsti kelionę, bet prieš tai pakviesiu į mini žemėlapių kambarį. Taigi pradėjau nuo Bubių tvenkinio, kiek į pietvakarius nuo Šiaulių. Vėliau leidausi Kurtuvėnų pušynais ir Šilojais žemyn. Teko kirsti nuostabią upę prancūziškų pavadinimų Kražante. Pasiekiau Betygalą ir joje esančią Betygalos stovyklavietę. Šiandieną maršrutas leidžiasi žemyn, kol pasieksime Seredžiaus miestelį ir upė įtekės į Nemuną. Vėliau beveik literaliai atsitrenkiau į tvorą, kažkoks žmogus nusprendė užsitverti keliuką, tiesiog įkasė baslį, nutėsė tinklą ir jam jau gerai. Taigi teko apsisukti, grįžti atgal, padaryti lanką ir vėl nusileidau slėnių žemyn, pamačiau namuką apleistą, galvojau, gal kokiu nors bus įdomių artefaktų, visgi nelabai kažkas ten įdomaus buvo, viskas išplėšta, išdaužyta, išlaužyta. Dabar aš esu prie tilto per Dubysą. Tiltas yra gana prastos būklės, iš tikrųjų tikėjausi kažkiek gal geresnio. Yra nemažų tarpų tarp lentų, yra išlūžusių lentų. Šiaip jisai nesurištas, jisai atskirai siūbuoja. Gan ilgas ir gan stati įkalnė. Vėliau nusileisti jau tenai yra nesudėtinga. Truputėlį nerimauju dėl motociklo svorio ir mano svorio ant to tiltelio, nes, sakau, vietomis yra dideli tarpai, kur gali ratas įstrigti, bet jisai gerokai kampą nukerta, o man jau reiktų ir į degalinę, tai nežinau, pabandom pravažiuoti, turbūt, taip. Jeigu įgriūsiu, ištrauksit mane. Na, ką galiu pasakyti? Lengva nebuvo, bet labai paliko gerą linksmą įspūdį. Buvo sunku. Ir net ne dėl to, kad buvo nemaži tarpai, ypač kai užvažiuoji su vienu ratu, tas įsiremia, šitas dar stumia tą kitą ir pasidaro dar didesnis tas tarpas.
Ir net ne dėl to, kad tie tarpai dideli, ne dėl to, kad jis visas siubuoja į visas pusės, va tai va. O realiai dėl to, kad jis yra gerokai per platus. Braukėsi per rėmą, tą apsauginį. Reikėdavo net realiai per tuos kabančius sutvirtinimus, reikėdavo perkelti koją, tam, kad būtų galima pravažiuoti tą dalį, nes realiai, jeigu pastatai kojas, tai tu kliūni ir negali pravažiuoti. Buvo vienoje vietoje ir užstrigus koją, tai teko. Bet taip džiaugiuosi, kad tenai apačioj kur nors neužstrigau, nes ten nei nulipsi nuo jo, nei pastumsi, tai arba tu važiuoji, arba tu nevažiuoji. Tai va toks dalykas. Ar vertėjo važiuoti? Taip, nes labai paliko gerą įspūdį. Ar antrą kartą reikėjo, bet dabar atgalva, pavyzdžiui. Nežinau, gal galima ir aplinkelių važiuoti, nes, man atrodo, laiko prasme tai panašiai užtrunka. Tai va, gerai. Dabar man reikia į Ariogalą, reikia kuro, pavalgyti ir važiuojam toliau, finišo link. Papasakosiu, kodėl išsirinkau būtent Honda Africa Twin motociklą. Rinkausi iš keletos nuo 4PM, 500, 7PM ir litrinio motociklo. Iš tikrųjų, tai galvojau pirkti CF Moto MT 450. Bet stereotipų vedinas atsisakiau iš tos idėjos, nes šiaip ant popieriaus viskas skamba labai puiku, tenai turim daug visokių gerų opcijų, bet nusprendžiau, tiesą sakant, smalsumo vedinas nusprendžiau pasižiūrėti, ką Honda įsivaizduoja kaip premium klasės adventure tipo motociklą, norėjau sakyti automobilį, nes jisai iš tikrųjų šiek tiek jaučiasi kaip automobilis ir masė, ir visokiausi plastikai, oro filtrą keičiau, tai tenai reikia nuimti labai daug visko. Bet, žodžiu, tai galvojau apie CF Moto, visgi persigalvojau ir nusprendžiau imti Honda. Dar buvo Honda NX 500, CBX 500 ir Transalp 750, bet mano manimu jų kaina, gal CBX ne, bet kitų dviejų kaina yra per didelė pagal tai, ką jie realiai suteikia tau. Tai, nežinau, mano manimu. Pasirinkau šitą ir dabar esmė, kad čia yra Honda CRF 1000 LD, o tai reiškia, kad šitas motociklas turi dvi sankabas, dual clutch, ar ne, transmisija. Ir čia mes turime susiskaldimą. Viena stovykla kategoriškai prieš, kita stovykla už. Prieš argumentas yra tai, kad tu labai prastai jauti motociklą, ar ne, bekelėje tu negali reguliuoti to sankabos ar ne atidavimo, kiek tu duodi sukimo momento į ratą, kurią pavarą pasirenki ir panašiai. Už yra šiaip važiavimas, tai yra tiesiog fantastiškas, nes Honda yra vienintelė, bent jau buvo kurį laiką, kuri motociklė pritaikė tokią sistemą, dvigubos sankabos, ir jinai veikia iš tikrųjų ypatingai gerai. Ta prasme, pavaras junginėja, pavyzdžiui, startuojant, tiesiog fantastiškai startuoja, jokio absoliučiai nejunti kažkokio tai trūkčiojimo ar panašiai. Perjungimas labai sklandus, tiesiog mėgaujasi važiuodamas. Pavyzdžiui, mieste fantastika. Jis aišku, yra momentai, kai kurie, kur, tarkim, galbūt kitaip norėtum, bet tu įsijungi rankinį režimą, tu pats kuo puikiausiai valdai, kurią tu nori pavarą važiuoti. Pirma, antra, nesvarbu, tu perjunginiai, viskas vyksta taip sklandžiai, kad ne vienoje vietoje nekliūna.
Jeigu, tarkim, važiuoji bekelį ir tau reikia važiuoti ten kažkuria pavara, tai tu kažkuria pavara ir važiuoji. Nu, žodžiu, nepajutau, nuvažiavęs ir šitoj kelionė, ir anksčiau šiek tiek nepajutau jokio absoliučiai diskomforto dėl važiavimo bekelėje su automatinė greičių dėže. Bet turi ir trūkumų. Pavyzdžiui, jeigu išsikrautų akumuliatorius, šito motociklo negali užsistumti, nes jisai, kai jisai išsijungia, jisai visą laiką įsijungia į laisvą neutralią pavarą, tai reiškia, kad netgi tu, jeigu pastatai ant kalniuko užgesini variklį, ant pavaros negali palikti, tam yra vietoj sankabos yra rankinis stabdis, literaliai rankinis stabdis, kuris galinį ratą užblokuoja, sakykime, užfiksuoja. Ten galinis ratas turi du suportus, vieną paprastą, vieną rankinio stabdžio. Tai va, tu negalėtum užsistumti. Po to šitoj kelionėje bevažiuojant išbėgo į gatvę vaikas ir jis man rodo, žinai, pagazuot. Aš lik ir norėčiau pagazuoti, bet tu važiuodamas negali jungti neutralios pavaros, kad pagazuotai, tu nebent gali važiuodamas pagazuoti. Tai yra, ne toks efektas, brum, brum, bet tu negali taip užgazuoti, parevint, kad jam ten šaudytų, žinai. Tai yra tokių, pavyzdžiui, vienkę pakelt, ar ne, atrodytų variklis gal 70 kažkelių kilovatų, galios tikrai netrūksta, bet tu neturi sankabos, neturi ką popint ir tu gali nebent iš gazo išjungęs visus trekšnus, nes trekšnas irgi įtakojas. Tai pajunta, kad skiriasi greičiai ir jisai iš karto prigesina tą variklį. Tai, žodžiu, yra tokių niuansų, bet šiaip važinėjant tai yra toks malonumas važinėti su tokia pavarų dėže, nes visos pavaros yra, tiesiog nejunginėjai jų, tu mėgaujasi, tai, žodžiu, kitokio aš tiesą sakant ir nenorėčiau rinktis. Tai iš tos pusės Honda paliko labai gerą įspūdį, aišku, jis yra per sunkus ir truputėlį pasilgstu aš dupiam svorio, kad tu jausdavaisi labai ypatingai, drąsiai visur ir tau tą motociklą nesunku pakelti. Ir važiuok ten, nepatinka grįžti atgal, purvynės jokio skirtumo. Su šituo yra nelabai jauku važiuoti į tokią jau, sakykime, purvinę bekelę. Žvyrų važiuoti kaifas, plentų važiuoti kaifas, bet jeigu ten į kažkokią tai molėtą, purvingą vietą, tai iš tikrųjų nėra labai jauku, jis yra per sunkus, jeigu jis truputėlį pasvirsta, tu labai greitai pradedi jausti jo masę. Kita vertus, važinėjant kietesnių gruntų, reikia pripažinti, kad jis iš tikrųjų, nežinau, ką tai reiškia, bet jis labai gerai subalansuotas, jį valdyti yra labai nesunku, net tokios masės motociklas šiaip sveria 100 kg daugiau negu mano ta sena Honda. Tai žodžiu, išsiplečiau, bet esmė tokia, kad esu sužavėtas iš tikrųjų, nors akimirka gal buvo ir kitaip atrodė, bet esu sužavėtas, kad šito motociklo, žodžiu. Tai va. Žodžiu, lieka apie 30 km iki finišo. Labai skanios spurgos. Lieka 30 km finišo. Važiuojam, finišuojam. Ačiū už dėmesį. Viskas, šita nuotykinė kelionė baigėsi, pradėjome ją Kurtuvėnuose, nusileidome 150 km maždaug upės vaga, sekdami iki Nemuno, iki Seredžiaus miestelio. Tikrai labai turiningas, labai įvairialypis, buvo ir žvyrkelių, ir miško takų, ir pažliugusių pievų, ir kiek visokiausių šaltinėlių skersai kelio bėgo, ir brasta, ir
Bantis tiltas, žodžiu, tikrai paliko gerą įspūdį. Supažindinau su naujuoju motociklu, atsisveikinome su senuoju. Tikiuosi, priešaky bus nuotykiai su Afrika. Ir tada, ačiū, kad buvote ir iki kito karto. Čiau.